jums reiškia INTA kaip komanda? Ką jinai vaidina jūsų gyvenime ir kodėl jūs tai darote? Čia labai ilga istorija. INTOS komanda man yra tiesiog kraujyje. Aš esu INTOS komandoje esu nuo pat pirmos treniruotės. Pati sportavau 15 metų ir po 15 metų pradėjau dirbti trenerę. Taip kad Širvintose žolės riedulys lygiai prieš 30 metų atsirado ir tam rieduly yra 30 metų lygiai. Labai gerai. Ko labiausiai reikia INTai, šios dienos INTai, kaip manote? Šios dienos INTai, manau, kad labiausiai reikia motyvacijos ir kažkokio stimulo, kadangi norinčių sportuoti yra, norinčių siekti rezultato yra, bet tiesiog neturim galimybių. Galimybės į varžybas išvažiuoti turim tik į oficialias, į jokius draugiškus turnyrus negalim išvykti, nes mūsų niekas neremia, neturim rėmėjų, neturim finansų. Planuojam, skaičiuojam ir bandom visose, bent jau oficialiuose varžybose dalyvauti. O norėtųsi įvairiausių ir išvežti, kad būtų motyvacija kažko siekti, kažką tai daryti, o kol kas mes apsiribojam tik tai dalyvavimu. O čia su kuriuo dabar, o INTA Širvintose jau vis dėlto turi kažkokį tai statusą ir mano, turbūt kas antras jau žaidės komandoje ir manot, kad tai vis tiek istorijai suvaidino kažkokį tai jau gan svarbų vaidmenį. Svorį turi. Žinai, Loreta, tikriausiai Širvintose merginų ir moterų tarpe, nes jau per 30 metų jau ir moteris užaugo, tikriausiai labai mažas kiekis žmonių, kurie nepabandė laikyti lazdos rankoje. Labai mažai. Čia nereikia gal įdėti, bet mano vyras sako, arba matyta žaidusi, arba nepakabinsi nieko, nes sako, čia trenerės vyras. Na ir paskutinis, svajonės, tikslai, planai. Svajonės mūsų žemiškos, dalyvauti kaip galima daugiau varžybų, užauginti pamainą, kad deramai atstovautų mūsų komandą. Šiemet mes lapkričio mėnesį švęsim mūsų 30-metį, kaip atsirado pas mus šita sporto šaka. Turim įvairių planų, turim idėjų ir norim dalyvauti čempionatuose, norim siekti rezultatų ir ko dar, visko norim. Stadiono. Stadiono norim. INTOS. Jo, per 30 metų žadėtas, visus tos 30 metų stadionas žadėtas. Bet kol kas mes jo neturim. Turim mažą aikštelę, 30 ant 30 metrų, kurioje bandom siekti rezultatų. Gerai, ačiū labai.